visgi Ligis negali būti paprastas pranešėjas. Tai paliepė ten organizacijoms vietiniams, čia buvo didelė salė, kad ištraukti visus suolus ir visas kėdes, pastatyti stalus aplink su kėdėm, vidurnaktį ant stalų bus žvakės ir vyno polkos. Nu tai ką? Ir ką jisai, iš kur jis atkeliavo? Jisai atkeliavęs iš Naujosios Gvinėjos, gyvenęs tarp galvų medžiotojų, ir atsisėdo ir pradeda šnekėti ir sako, tose naktyse, ar aš išvis miegojau vyrų name ar ne. Mat tenai toj tradicijoj vyrai apsiveda, turi tik vieną lytinį įvykį ir tada jie gyvena vyrų namuose. Visi vyrai sugūrė ant tokių narvų, iš šakų padarytų, visi apsirengė vieną ar dvi, apsiteka taukais, plunksnuoti, guli su ojetimis. Tai sako, ar miegojau tose naktyse ar ne? Ir pradeda kalbėti apie tą jų ritualus, jų galvų medžiojimą ir visą kitą. Ir pabaigia. O kai jisai kalba, dabar truputį buvo jau suklykęs, bet jis kalbėjo taip žavingai, kad žmonės sėdėjo išsižioję. Na ir vienas mokslininkas paklausė, antropologas, taip profesoriau, kokia buvo tavo metodologija, kai studijavai galvų medžiotojus? Jis nesuprantu tavo klausimą. Ar nori, kad pakartočiau, dar pasakiau? Ir pasibaigė klausimai. Tai va, tai jau būdas, sakau, keliauti, suvokti, kas darosi ir gyventi tarp tų žmonių, kad tenai suprasti budizmo vienuolis. Vienuolis gyvena pasidaręs tokią platformą tarp 4 medžių, užlipęs tenai medituoja aukštai. Tai Ligis surado tą žmogų, pats užsikarolino ir sėdi su to žmogum ir medituoja. Sako, pačioj mėgstu tigrai, viskas puiku. Ja. Tai toliau galima, galėčiau kalbėti visą dieną, nes to keliavom. Vieną kartą skambina man, mano universitete yra kūrybinės literatūros programa, tai, kaip sakant, mokina kūrybinę literatūrą. Ir kiekvienais metais kviečiama novelistai, vyriausiai rašytojai, poetai, kad atvažiuotų ir kalbėtų su fakultetu, pranešimus skaitytų, diskusijas pravestų. Tai skambina tas direktorius, sako, Algi, tu pažįsti Alfonsą Ligį, sako, šiek tiek. Tai sako, ar gali pakviesti į mūsų tą programą metinę? Sako, atleiskit, jisai filosofas, ne literatas. Mes žinom tą. Bet jis yra geriausias anglų kalbos stilistas. Visoje Amerikoje. Taip, paskambinu Alfonsui, sakau, štai, tuos gerą honorarą, atvažiuok, pavaliavusim. Gerai. Atkeliauja ir tada vakarės 19 val. Bus jo pranešimas.
9 valandą ateina, aš sėdžiu, tas direktorius sako, kur tavo tas draugas? Nieko tokio. 19 valandą šviesos užgesta salėje. Tai va čia tie, sėdynės ir čia sėdynės ir ten sėdynės. 2 takai. Taip. Ir užgesta šviesos ir pasirodo šviesa, mažutė lemputė, ant tokios lentutės jo pranešimas, jis eina iš palengvo ir skaito, ir kiekvienas lapas, kurį iš pabaigia nukrenta, eina toliau. Įsižiojo visi, lingis, su trumpom kelnaitėm, su marškinukais, visas nusitepęs mėlynai, nusidažęs. Ir dar su alyvos dažais. Eina, ateina čia, ir skaito toliau, eina čia, praeina ir skaito, išeina, visi lapai nukrenta ir išdengsta pro duris. Išlėkiau, radau ir kaip tualetais, tai mėginu nusiplauti, ne velnio. Nusiplauti. Tai įmečiau automobilį, nusivežiau namo, įkišau į vonę, nusipirkau terpentinų. Šveičiau 2 valandas, mano vonia buvo mėlyna. 3 mėnesius kol išploviau tą vonę. Ja, tai tada kitą dieną, per nekojo mes irgi vyno paragavom. Kitą dieną, 3 valandą vėl reikėjo jam kalbėti. Tai reikėjo dar kartą pristatyti, nes pirmą kartą jis pasirodė 17 valandą, ėjo, nėra ko pristatyti, jau jis vaikšto, inscenuoja. Kodėl mėlynai nusitepę? Matot, anglų kalboj, kada žmogus jaučiasi, kaip sakant, vienišas, tas vadinamas blues, feeling blue, jautiesi mėlynai. Jisai kalbėjo, jis buvo Australijoje ir kalbėjo, sutiko vieną gėjų, ir tas gėjus buvo išleistas iš kalėjimo. Bet jo draugas pasiliko kalėjime. Tai jisai kalbėjo, kaip tie abu draugai buvo mėlyni, feeling blue, ir kaip tas vienas draugas išleistas, tyčia kažkokį nusikaltimą padarė, kad būtų savo draugų vėl kalėjime. Jisai kalbėjo apie tai, kas yra draugystė ir taip toliau, kas pasitikėjimas ir visi irgi buvo mėlynas. Ja, tai tokie dalykai įdomus. Na ir toliau, pavyzdžiui, jisai laikė paukščiukus. Jisai, kai keliaudavo, rasdavo kokią nors įdomų paukštę, papūgą kokią ir visą kitą. Jisai atsiveždavo į Ameriką, aišku, reikėdavo eiti per kontrolę, patikrinti sveiki. Jam kainuodavo gal $100. Tada sako, aš galiu kiekvieną 2 paukščius atsivežę, kiekvieną parduoti po 2000. Man bus kelionė. Bet sako, sėdžiu, rašau į tos paukštės, tokios mielos, sako, atsisėdant peties man, aš rašau, man ausį kutleną, pagaliu įsimėlėjau, negaliu parduoti. Pradėjau užlagyti paukštės įvairias. Ir iki tokio taško, kad jisai surasdavo kur nors džiunglėse tokią paukštytę ir labai tyrinėjo tada, jis žinojo, labai gal beveik jų nebėra. Tai jisai per internetą ieškodavo suporuoti tą paukštytę ir tada įsigijo įvairovę tų paukščių ir jisai gyveno Pensilvanijos universitete, ten buvo 2 gatvės didelis ir tarp jų buvo toks keliukas
gal su automobiliu gali praslinkti. Ir prie to keliuko buvo toks namelis, 2 aukštų, bet beveik lūšnelė. Tai senai tos paukščius pradėjau laikyti viduj, bet tai nutarė, kad jau senai ankšta, tai jisai visą savo namą apklojo tokia plastikinių ar matomų medžiaga. Ir tada padarėm tiem paukščiam maždaug 2 metrų platumo nuo savo namą, ten paukščiai ten gyvena. Ir jis labai tada pasveiko, nes jisai valgydino paukščius egzotiškais riešutais ir uogomis ir pats valgė su jais. Sako, labai sveikas dalykas. Ne? Ir tai tenai vadindavo Birdman, paukščių žmogus. Ir tada jo studentai atvilko tokį paminklą ir pavogė iš kapinyno. Įdomų paminklą. Tas paminklas pastatė jo tėvelyje ir ant to paminklo parašyta: Juozai, prieš 10 metų sakiau, kad aš sergu. Ir aš matyt nugalė moteriškį, bet jau parašyta, aš prieš 10 metų to sakiau. Tai ir taip toliau. Ir tada jo paukščiai tie. Kartą vienoj konferencijoje kalbėjom apie, jis kalbėjo, kaip pasaulio visokios būtybės pasitikė vieną kitų. Tai vienu žodžiu, sako, yra stirniukas įsivėlęs į krūmus, negali išvykti. Tai jisai žiūri mane, sako, aš jam padedu išsiraityti iš tos vietos. Jis pasitikė manim, ir aš juo pasitikiu, kad jis manęs neužpuls. Tai vadinasi, Trust, ta knyga išėjo. Tai sakau, tada jį pristatau. Ir sakau, Lingis pakeitė vieną dalyką, filosofišką. Sokrato užduotis. Nenagrinėtas gyvenimas neverta gyventi. Lingis sako, aš sutinku, tik tais truputį atvirkščiai. Negyventas gyvenimas nevertas nagrinėti. Tai yra vienas įvykis. Tai aš sukūriau monopatį žinovų, prancūzų analogo žinovų ratą. Ir bus pirma konferencija. Ir jisai buvo vertęs monopatį ir buvo frankofilas, kaip sakant, ne? Tai sakau, Alfonsai, būsiai konferencijoje. Gerai, kada? Pasakiau. 2 savaitės prieš konferenciją skambinu jam, jis neatsako. Skambinu katedrai, sako sekretorė, sako, kur Alfonsas. Sako, kiek žinau, jisai yra Kolorado kalnuose, treniruojasi kaip lipti kalnus. Sako, aš turiu telefono numerį, gal jis tada yra apsistojęs. Paskambinu, sakau, yra toksai žmogus Alfonsas Lingis. Sako, palauk, pažiūrėk. Sako, dabar einam kurį, sakau, pagavau. Tai pagavau. Tai aš sakau, atsimeni? Gerai, būsi. Ir pribūna, bet dar kaip. Tokių senų trantų automobilių. Tas dujų leidėjas velkas į žemę, žiežirbos. Sako, Alfonsai, aš naujinuosi kažkai, sako, tai buvo toks įvykis. Jisai keliavo iš Europos, nusipirko Volkswageną. Ir kaip jis nusipirko tenai turtingi žmonės, kurie nusipirko automobilių, amerikiečiai, tada nori keliauti namo, parduoda. Tai jisai nuėjo į tą Leharų uostą. Jie tenai žmonės sako, nori mano automobilį, sako, nori, nusipirko $400. Ir keliavo tada per Europą, per artimuosius rytus, ir į Indiją, ir į Pakistaną.
paskui iki Tibeto. Ir tada grįžo atgal ir sako, aš tą automobilį vešiu namo. Nu tai užmokėjo už tą kelionę automobilio. Dabar jis nuskrydo, grįžo pasimti automobilio. Jis ir labai vaizdingai sako. Iškelia Rolls Royce automobilių tenai Luks. Tai tenai toksai plutokratas, vaikšto aplink. Ir toks žmogelis įsekioja su lentute, užrašinėja tas plutokratas, sako, matai, čia yra paliesta, čia nebuvo, čia naujas automobilius, čia žiūrėk, kiek tas draudimas jam užmokės. Tai iškelia lengviau automobilių. Jis va, matot, čia įrengta, to nebuvo, tas užrašinėja. Gal $600. Nu tai sako, keliauju Kolorado kalnuose su tuo automobiliu ir abiem greičiais. Aš žinot, yra tokia narkotika, vadinasi speed. Speed yra narkotika, bet taip pat yra žodis greitis, speeding. Ir sako, aš važiavau abiem greičiais. O speeding tūvolis, reiškia ir automobilių, ir su tuo. Ir sako, nuridėjimo kalną. Ir sako, išlipo, sunamdytas tas visas jo Volkswagenas išlipo, sako, tik prieš tai įsipjovau, dabar sėdžiu, ką dabar daryti. Atjoja du kaubojai, tenai Kolorado yra kaubojų šalis. Žiūrėjau, sako, nu ponas, tai ką? Reikia išgelbėti tave. Sako, nu jei galit, tai apžiūrėjo tą automobilį, sako, motoras tvarkoja. Sako, keičiamės. Mes pasiimsim tavo tą motorą. Automobilį mums reikia pompai ir mes turim seną automobilį. Alfonso sako, gerai, sako, mane užkėlė vienas Antarktin, dujojame į Antarktą ir tas automobilių, paskurdęs krantas, bet įdėjo naują bateriją, užsivedė, sako, dabar turiu naują automobilį. Na, po konferencijo Borlomondy jisai kalbėjo apie sexed bodies, lytiški kūnai. Apsirengęs va šitaip atsilapojęs, iki tiek, ir kalba, ir tada visos panelės ir ponios aplink jį, kaip apie medutį, tada jam nusibodo, sako, einam lauk. Išeinam lauk, atidaro bagažinę. Sako, Kolorado valstijoje, sako, ten yra Perėjovatos kalnus, susitikau su kiniečiu. Mes susibendravom, jis mane pamokino, kaip daryti tuos tuos raketas. Ja. Ir sako, aš prisidirbau, visą bagažinę turiu. Buvo jau sekmadienio 23 valandą vakare. Mes išeinam tiesiog, sako, reikia pamėginti. Mačiau, bum! Tenai priemestyje labai turtingi žmonės, vienas kolega padarė mums tą priėmimą. Kaip tą kitą. Nu, sakau, Alfonsai, aš drožiu namo. Nu, man netikau, man mačiau kažką valstijoje. Tai aš įsėdau į savo mašinėlę ir jau keliauju ir girdžiu policijos sirenos. Po kitą dieną jisai vyru skambino, sakau, nu kaip, ne kalėjime, sako, aš irgi išgirdau, uždariau bagažinę, nuėjau, pasėjau vyno,
su merginas kalbuosi, kad mes čia romantiškai sakėm, pravažiavo tą policinę teritoriją. Ja, tai va, bet dar kitas dalykas dėl jo paukščiukų. Tai konferencijoje Kanadoje kalbėjom apie ekologiją ir visą kitą. Tai aš jį pristačiau kaip žmogus, kuris turi egzotiškų paukščiukų, juos užlaiko ir visuomet suranda beveik dingusią rūšį ir ieško porelių ir visą kitą. Tai po jo pokalbio vienas mokslininkas sako, taigi žiūrėk, visa gamta yra evoliucijos teorija. Rūšys pasirodo ir dingsta. Tai kam to reikia užlaikyti tas rūšis? Dabar sakysim, man rūpi, kad būtų diversija. Alfonsas sako, pažiūrėjau jį, pažiūrėjau. Ar dangus nebūtų tuščias be jų? Estetinis atsakymas, ne? Tai va toksai jo gyvenimas ir kartą, kada grįžtam Kanadoje, jau keliauti į namus, einam Toronto gatvėje, knygynas. Ir gal žinojote, kad ta Leni Riefenstahl, tai buvo ta filmininkė labai galinga ir taip pat buvo fotografė, jie keliavo per Afriką, fotografavo ir ant viršelio. Ten tokia afrikietė, visokie randai tenai ant jo vienu žodžiu pusiau apsirengus vienelve ir didelis toksai karpas ant jos galvos ir tenai užnugarį didžiulė banda kupranugariai, tokia galinga eina, tie kupranugariai iš paskos. Pamatė tą paveikslą, sako, einam. Nueinam, jisai nusipirko tą visą albumą. Grįžom namo, visi savo keliu, aš savo, už 2 savaičių gaunu atviruką iš Afrikos. Jisai jau seka, kaip gyvena Masajai, nes ta moteris buvo iš Masajų kilmės, ja, parūpėjo sužinau, ką reiškia šitie visi pjaustymai. Jis keliavo su Masajais tai labai aukšti ir visą kitą, gyvena su jais ir norėjo suprasti, kaip jie įgauna tapatybę. Ir visokie ritualai ir visą kitą. Ir tapatybė nėra žodinė, sakom, dabar turi vardą ir visą kitą, ne. Tapatybė, kaip pavyzdžiui, yra jaunuolis ir yra reikalavimas, kad jo odoje, kaip lygis vadino, raštas odoje, inscription in flesh. Kad jo odoje buvo įrašyta tapatybė, o jaunuolis turi ir tą tapatybę įrašyti susiglėbęs su ar tigru, ar pantera, ar kitų galingų gyvūnų, kuris jam įvaro nagus. Tada jisai turi tapatybę, ne vardą. Kas jis? Tas, kuris, kaip sakant, aistringai susitiko su leopardu. Tai va, tai sakau, staiga jau parūpo, kad man norisi pamatyti, kaip jie gyvena ir aš gyvensiu su jais, ne. Ja, tai va, tai paskutinis dalykas. Jisai, sakau, nerašė daugiau negu jis matė ar girdėjo. Ir paskutinis įvykis. Paskambina savo, važiuoju į Nikaraguą su automobiliu, pro šalį važiuoju, sustosiu. Gerai. Nutarėm maždaug kokiu laiku, jis nepasirodo, vėluoja keletą valandų, tai vis tiek aš keliausiu, sakau, Alfonsai,
kas su tavim, sako. Jau einu pro duris ir balsas, ir skambina telefonas, ir balsas sako, tik balsas. Balsas man sako, tu mums esi, mes esame iš mokesčių prašymės, tu mums esi skolingas $20,000, kai kaip neužpildai tų blankų keletą metų. Tai sako, aš tam balsui sakau, aš turiu algą, daugiau nieko. Ir kas paima mokesčius iš mano algos? Balsas sako, mes. Tai sako, ar jūs žinot, kiek jūs reikia paimti iš mano algos? Balsas sako, aišku žinom, mes esame ekspertai. Tai sako, kaip aš galiu būti skolingas, jeigu jūs žinot, kiek paimti, paimėt, iš kur aš skolingas. Balsas sako, na dabar turėjote eiti pas mus, mes turim peržiūrėti visus dokumentus, lygiai sako, aš balsas sakau, aš grįžtu 6 mėnesių, bye. Nu ir ką jis padarė? Grįžau 6 mėnesių ir man skambina, sako, žinai, aš užsidirbau daug pinigų. Kaip? Nuėjau, sako, pas kolegą, tada dėstytoja, kaip sakant, ekonomistą, kuris dėstytoja taip pat mokesčių taisyklės ir visą kitą. Sako, nuėjau pas jį, jie sakau, man toks balsas, jis sako, aš skolinga $20,000. Tas profesorius sako, mes visi žinom, kad tu keliauji. Ką tu darai savo kelionėse? Sako, aš kelionėse rašau ir grįžęs rašau knygas ir visą kitą. Tai sako, tas yra mokslinis tyrinėjimas, tavo kelionės yra mokslinis. Ir gali visas kelionės nusirašyti nuo mokesčių. Už viską, ir už bilietus, ir apie $30 už kiekvieną dieną. Tai tada skaičiavo tas profesorius, kad jisai mokesčių administracija jam skolinga $20,000. Aš norėjau su to ponu, profesorius išaiškina jam, sako, poveliu, mes jam skolingi $20,000. Ja, tai toks gyvenimas. Ja, tai jisai turi, dabar gaus Lietuvos nacionalinis muziejus, jo visą meno kolekciją. Jisai yra toks dalykas. Lingis toks geras žmogus, toks malonus, paslaugus ir jokių tenai rezervacijų. Tai kur tik keliauja, jam dovanoja. Turi Masajų ietį prie savo durų. Turi iš Tibeto. Žinot, kai yra langams uždaryti, traukia aukštyn, tokios juostelės, tai Tibetų raštai tokiose juostelėse. Tai jam dovanojo tokį tekstą, 400 metų senumo. Burmoj ar Myanmar dabartinėme, jisai irgi ieško ypatingų dalykų ir krautuvėliai surado Budos statulą pilną. Nu, tas savininkas sako, dabar mūsų militarinė valdžia, karinė valdžia, ieško senienų pardavinėti ir priginklus. Tai sako, šitas, aš mėginu paslėpti, jeigu tai padarys kraktą, atims iš mane. Tai lygiai sako, mes dabar slapta supakuokim ir aš išmugeliuosiu, išsiųsiu į Ameriką. Sako, kada ir tavo valstybė pataps žmogišką, aš grąžinsiu. Tada nepatapo žmogišką, bet jis turi Budos statulą. Tas jau tokie rinkiniai turi iš viso pasaulio.
Tai prieš 10 metų. Alfonsai turi viską atiduoti Lietuvai. Aš tada nuėjau tam muziejui, sakau, yra gražus rinkinys, tas sako, gerai, ko yra, sako, Indija, Tibetas, galbūt medžiotojų randai, visokios. Sako, gerai, tai sudėsim, sudėsim Indijos kolekciją kažkur, tai aiškiai turi įtaką. Sakau, ne, dengis neleis skirstyti. Tai dabar Arūnas Gelūnas sutiko, kad bus vienas Dingių kambarys. Tai dabar iškeliavo keletą žmonių pakuoti tą visą jo turtą ir grąžins į Lietuvą. Tai bus Dingių kambarys, galėsit pažiūrėti, kur iškeliavo tiesiai iš meno dirbinių. Tai va, tokie atsiminimai. Ir nežinau, kas jam atsitiko, porą savaičių prieš jo mirtį. Aš paskambinau, mes jau dėrėjomės, kad keliausim į Peru. Tenai yra Pontifika Katolika universitetas, labai gerą filologiją turi. Tai mus kvietė. Tai sako, gerai. Tai būtų buvę rudenį keliauti. Po 2 savaičių girdžiu, kad jau dabar nesiskundė, sakė, kad man kad blogai, ir blogai jaučiuosi, ir ką kitą. Tai nežinau, gal nutarė numirti, gal nusibodo. Ne, jam nenusibodo gyventi tikrai. Kaip gali nusibosti gyventi, kada nutarta, kad negyventas gyvenimas nevertas nagrinėti. Tai čia filosofų uždavinys, gyvenkit pilnai ir tada galėsim nagrinėti, kas yra patirtis, kai išgirsi per telefoną, sakyk, balsas šneka, aš nežinau, kas tik balsas šneka, gilini fenomenai. Ja. Tai va, jei turit kokių klausimų juokingų, ką nors galiu pratęsti. Jei turi daug knygų išleidęs, visos labai jausmingos ir labai grakščios, skaitėt visi, ne? Jo stilius yra pasakiškas. Ir dar vieną kartą kalbėjote apie Levinas, jis išvertė Levinas. Ir tada buvo konferencija ir jisai kalbėjo apie kito veidą. Kalba apie tą kitą veidą, čia stovi, ir čia toksai prelatas sėdi, ir lygiai šneka, garščiai, pavėje. Tas prelatas sėdi, staiga stojasi. O, brolau, kas tu esi? Lygiai sako, nesuprantu klausimų. Taip ir dar kitoj buvo budizmo konferencija, turėjo Japonijoje. Ir jis irgi šnekėjo. Ir buvo vienas mano kolega, psichologas, psichiatras. Tai mes sėdim šalia jo, lygiai kalbam apie Budą. Labai, kaip sakant, jausmingai, aistringai, bet labai tiksliai. Ir tas sėdi šalia mane psichiatras, sako, einu lauk. Sakau, kas sako, jis mane terrorizuoja lytiškai. Sakau, nesvajok. Tai va, tokie atsiminimai. Turiu viską, ką jis rašė, kai jis keliaudavo, parašydavo, man siūdavo kopiją visą laiką. Ir muzikėlį tu paskaityk. Ir kaip tam atrodo iš tikro gyvenimo. Tai va, tokia labai gaila. Buvo Lietuva keletą kartų, ne? Jūs matėte jo stilių, ne? Ja. Tai va, labai ačiū, kad pasiklausėte.